ar kada nors sutikote žmogų, apie kurį norėtumėte sužinoti daugiau? Kai žmonės susitiko su Jėzumi ir jį pažino, jie nebegalėjo jo pamiršti. Mes tiksliai nežinome, kaip vaikai sužinojo apie Jėzų, tačiau tai gali atsitikti būtent taip. Jūs kas nors matė? Manęs ne. Manęs irgi. O tave? Manau, kad ne. Gerai, eime. Nesvarbu, kad tu sakai. Aš vis tiek manau, kad Jėzus buvo siųstas Dievo. Tik todėl, kad jis daro stebuklus, tai gali būti magijos triukai. Taip, kaip jį paaiškinti tai? Joeli, aš neturiu nieko aiškinti. Stebuklai tai darbai, kuriuos gali daryti tik Dievas. Padaryti taip, kad aklieji regėtų? Taip, aš netikiu ne vienu žodžiu. O aš tikiu. Sara, ką tu čia veiki? Pamiršau pašerti asiliuką. O kai išgirdau jūs kalbant apie Jėzų, panorau sužinoti, apie ką jūs čia šnekatės. O ką tu žinai apie Jėzų? Aš daug žinau. Mano močiutė pažįsta jo mamą Mariją. Ji man papasakojo, kaip jis gimė ir visa kita. Tai tikrai puikia istorija. Marija gyveno Nazarete. Ji buvo netekėjusi ir ruošėsi ištekėti už Juozapo. Vieną dieną Dievas atsiuntė angelą Gabrielių. Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčias ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Kaip tai įvyks? Aš nepažįstu vyro. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs, todėl ir tavo šventas kūdikis bus vadinamas aukščiausiojo Dievo sūnumi. Jo karaliavimui nebus galo. Ar angelas išgąsdino Mariją? Jei angelas ateitų pas mane, aš tikrai išsigąsčiau. Kas buvo toliau? Visi Nazareto vyrai, žinokite, kad Ciesoriaus aukos... Valdžia išleido įstatymą, pagal kurį visi turėjo grįžti į miestą, kur gimė ir ten užsiregistruoti. Tai yra užrašyti savo vardą tokiuose lapuose. Visi turite užsirašyti. Taigi Juozapas pasiėmė Mariją ir iškeliavo į Betliejų, kur buvo gimęs. Kai jie pasiekė Betliejų, visame mieste buvo minios žmonių ir visos nakvynės vietos buvo užimtos. Vienintelė vieta, kurią Juozapas galėjo jiems rasti, buvo tvartas. Tu manai toks kaip šitas? Labai panašus. Ir tą naktį gimė vaikelis Jėzus. Netoli to tvarto kalvose ganė keli piemenys. Jie prižiūrėjo savo avis, kai staiga išvydo angelą. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra viešpats Mesijas. Piemenys tuojau pat nuėjo aplankyti vaikelio. Ar galite įsivaizduoti, jis gulėjo ėdžiose. Jie turėjo paguldyti jį į dėžutę, tokią kaip ši, iš kurios šeriu savo asiliuką. Gimusi Jėzų, Marija ir Juozapas nunešė į Jeruzalės šventyklą. Jie sutiko žmogų, vardu Simeonas, kuris nuoširdžiai mylėjo Dievą. Dabar gali viešpatie, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Dievas buvo pažadėjęs Simeonui, kad nemirs tol, kol nepamatys Jėzus. Nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą. Šis kūdikis Dievo išrinktasis. Būkite judu palaiminti. Jėzus išaugo į Dievo išrinktą vyrą, kad atleistų visiems ir visur, už viską, ką neteisingo jie mąsto, kalba ar daro, už viską, ką Dievas vadino nuodėme. Jėzus buvo kūdikėlis, o dabar suaugęs vyras. Argi jis nebuvo vaikas? Žinoma, kad buvo. Mano močiutė pasakojo, kai Jėzui buvo maždaug 12 metų, Marija ir Juozapas nusivedė jį į Jeruzalę. Jėzus nuėjo į šventyklą ir kalbėjosi su mokytojais ir vyresniaisiais. Kieno šis vaikas taip klausinėjantis?
Jis iš Nazareto. Mes manėme, kad jis išėjo kartu su mumis. Atleiskite jam. Po to Jėzus kartu su savo tėvais grįžo namo. Jis augo ir kasdien darėsi vis išmintingesnis. Ištiesinkite jam takus. Kiekvienas slėnis tebus užpiltas. Kiekvienas kalnas. Vieną dieną Jėzus atėjo pas savo giminaitį Joną Krikštytoją. Jonas krikštijo visus, kurie norėjo paklusti Dievui. Ta dieną jis pakrikštijo ir Jėzų. Ir visi ten buvę išgirdo Dievo balsą iš dangaus. Dievas pasakė, tu esi mano mylimas sūnus, tavimi aš gėriuosi. Nagi, ir ką jis darė paskui? Jis ėmė keliauti iš miesto į miestą, mokydamas žmonės apie Dievą. Labas. Labas. Jėzus grįžo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Vieną dieną jis atėjo į šventyklą ir vyresnieji paprašė jį paskaityti iš Dievo knygos, Šventojo rašto. Toje Šventojo rašto dalyje buvo parašyta apie Dievo planą atsiųsti Jėzų tam, kad visi žmonės galėtų amžinai gyventi su Dievu. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis išsirinko mane, kad nešiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti, kad prisiartino metas, kai viešpats išgelbės savuosius. Jis gerai kalba. Šiandien įsipildė, ką tik jūsų girdėti šventojo rašto žodžiai. Išsipildė raštas, bet juk šį pažadą gali išpildyti tik Mesijas. Joks pranašas nepriimamas savo tėviškę. Tai dar ne pabaiga. Jėzus nuėjo prie Galilėjos ežero. Irkis Simonai ten į gilumą. O tuomet kartu su kitais išmesk tinklus valksmui. Ak, mokytojau, mes kiaurą naktį vargome ir nieko nesugavome. Bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Jokūbai, Jonai! Jokūbai! Jonai! Laukite čionai! Mums reikia pagalbos! Paskubėkite! Negalime! Mūsų pačių tinklai pilni! Man regis, tada Petras patikėjo, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Bet savo gyvenime jis buvo padaręs tiek neteisingų dalykų, kad negalėjo suprasti, kaip toks šventas ir galingas Jėzus gali priimti tokį nusidėjėlį kaip jis. Pasitrauk nuo manęs viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Nebijok. Verčiau eisiu. Taip, ir man metas. Ir man. Iki. 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 Kur buvai, Benjaminai? Vėl su savo draugais? Taip, tėve. Kalebas ten buvo? Taip, tėve. Daug kartų tau sakiau, nenoriu, kad būtum su tuo berniuku. Bet tėve... Žinai, kad jo tėtis tiki tomis istorijomis apie Jėzų. Ar tai blogai? Mes tikime, kad Dievas mums atsiųs galingą karalių.
Tavo draugo tėtis tiki, kad tas gimęs tvarte yra karalius. Nesąmonė. O ką, jei Kalebo tėtis teisus? Ne, Benjaminai, daugiau apie tai nekalbėsim. Taip, tėve. Šaukitės jo, kol jis arti. Te palieka nedorėlis savo kelią ir nusidėjėlis savo kėslus. Te grįžta jis pas viešpatį ir jo bus pasigailėta, nes viešpats labai atlaidus. Džiaugsmo kupina širdimi išeisite ir būsite saugiai vedami į namus. Paklausykit, kas nutiko. Aš pati ten buvau. Kas? Jėzus sinagogoje mokė žmonės apie Dievo meilę. Didžiulė minia buvo susirinkusi viduje, o dar daugiau žmonių stovėjo lauke. Visi troško pamatyti Jėzų. Jėzau, maldauju, išgelbėk mano vienturtę dukrelę. Pone, pasigailėk, jai tik 12 metų, o ji miršta. Prašau, einam su manimi. Jei yra, labai palik į ramybę. Bet tavo duktė mirė, nebevargink mokytojo. Nebijok. Tikėk ir ji bus išgelbėta. Vaike, kelkis. Duokite jai valgyti. Oho, tikrai tai buvo? Tikrai, niekad nepatikėtum, kad jau buvo susirgusi. Mano tėtis sako, kad Jėzaus draugai blogai elgesi. Jis sako, kad jie gauja nusidėjėlių. Na tai tiesa, bet vis vien Jėzus myli ir rūpinasi visais, kas jie bebūtų. Mano tėtis pasakojo apie Matą, kuris rinko pinigus iš žmonių, kai jie eidami į miestą mokėjo mokesčius. Sek paskui mane. Matas yra vienas iš 12, kuriuos Jėzus pasirinko būti jo mokiniais. Jie yra jo geriausi draugai ir keliauja su juo visur, mokydami žmonės apie Dievą. Štai Simonas dar vadinamas Petru, Andriejus Petro brolis, Jokūbas, Jonas, Pilypas, Baltramiejus, Matas, Tomas, kitas Jokūbas, kitas Simonas, Judas Jokūbo brolis ir Judas Iskarijotas. Kaip tu visus prisimeni? Jis labai protingas. Norėtum. Tai tik dėl to, kad tu esi kvaila. Aš ne kvaila. Esi kvaila kaip asiliukas. Eigi, mano draugė, tu ką tu vadini nenaudėliu? Ką? Palikė ramybėj. Taip, o kas man apdraus? Dėl tu? Gali jį veikti. Taip, muš jį. Duok jam. Berniukai. Ai, skauda. Dar labiau skaudės, jei tau neišvalysiu. Kas nutiko? Susipešė. Tavęs neklausiau, Lėja. Atleisk. Susimušiau su Kalebu. Jie dažnai kalbasi apie Jėzų Saros tvartelyje. Sakiau tau, nieko nebus iš tų kalbų apie Jėzų. Jis ne mūsų karalius ir niekada jo nebus. Bet tėve, aš manau, kad jis tikrai gali būti Dievo sūnus. Pakaks. Ar nesi pernelyg griežtas berniukui? Nemanau. Tai greit neturės jokios reikšmės. Girdėjau, kad tarp Jėzaus pasekėjų gali būti išdavikas. Jei tai tiesa,
Jis nebekels mums jokių rūpesčių. Mylėkite savo priešus. Darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Ir melskitės už savo niekintojus. Jei tave kas užgauna per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. Jei kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo. Nereikalauk atgal iš to, kuris paėmė tavo. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Norėčiau su juo susipažinti. Manai, jis gali būti Mesijas? Ką tai reiškia Mesijas? Jie apie tai kalbėjo šventykloje. Mesijas reiškia žadėtasis. Nagi, sekime paskui jį. Ko jai čia reikia? Nežinau. Ką ji daro? Jeigu jis iš tikrųjų būtų pranašas, žinotų, kas šita moteris, kuri jį liečia. Žinotų, kad ji nusidėjėlė. Žinau, kas ši moteris, Simonai. Leis tau kai ką pasakyti. Skolintojas turėjo 2 skolininkus. Vienas buvo skolingas jam 500, o kitas 50 denarų. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis abiems skolą dovanojo. Katras labiau jį mylės? Manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota. Tu teisus. Matai šitą moterį. Aš atėjau į tavo namus, tu nedavai man vandens kojom nusimazgoti. Tu manęs nepabučiavai pasveikindamas, o ji vos man atėjus nesiliauja bučiavusi man kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepė, o ji tepalu patepė man kojas. Todėl sakau tau, jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai temyli. Atleidžiamas tau nuodėmės. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami. Prašau, pakelk mane. Nagi sėsk ant pečių. Ar dabar matai? Taip, matau Jėzų. Sėjėjas įsirengė sėti javų. Jam besėjant vieni grūdai nukrito pakelėje, buvo sumindžioti. Ir dangaus sparnuočiai juos sulėsė. Kiti nukrito tarp uolų. Ir jų daigai sudžiuvo, nes trūko drėgmės. Dar kiti nukrito tarp erškėčių. Ir tie išaugę kartu su grūdais, juos nustelbė. Bet dalis nukrito į gerą žemę. Ir išaugę davė didelį derlių. 100 derlių. Štai ką reiškia palyginimas. Sėkla yra Dievo žodis. Kritusi pakelėje, tai tie, kurie klausosi,
Paskui ateina velnės ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolų nukritusi sėkla, tai tie, kurie išgirdę žodį su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų. Kurį laiką jie tiki, bet užėjus gundimams atkrinta. Sėkla kritusi tarp erškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet užgožti rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų. Neduoda jokio vaisiaus. Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį taurioje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Mokytojau! Jėzau! Žuvame! Bangos save valdyt! Mes visi nuskęsime! Gelbėk mus, mokytojau! Mes įsigelbėsime! Kurgi jūsų tikėjimas? Man tai patinka. Kiek tai kainuoja? Natanai! Girdėjai? Jėzus ateina. Jis eina čia? Jis keliauja už miesto, greičiau, paskubėkime. Eikime. Atleisk, kad sudaviau tau, Benjaminai. Atleisi man? Mokytojau, paleisk žmonės, kad jie nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje. Jūs duokite jiems valgyti. Bet mes turime tik 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Garbė tau, viešpatie Dieve, visatos valdove, kuris išaugini duoną iš žemės. Tai stebuklas. Tai stebuklas. Neįtikėk. Kaip tu vis dar netiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus? Kur tu buvai? Tėve, turiu pasakyti tiesą. Mes ėjome pažiūrėti Jėzaus. Kodėl?
Aš vis dar negaliu patikėti, nors mačiau tai savo akimis. 2 žuvis ir duona jis pavertė į tiek maisto, kad užteko pamaitinti visai miniai. Kas žino, Jonatanai, galbūt jis tikrai Mesijas. Tik jau tu nepradėk tikėti šitą nesąmonę. Kaip mums elgtis? O ką sako raštas? Kaip jame skaitai? Mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimo kaip save patį. Tu teisus, tai daryk ir gyvensi. O kas mano artimas? Kartą vienas žmogus leidosi žemyn iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengėjai sumušė ir palikė merdėti nuėjo savo. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas, bet pamatęs gulintį vyrą praėjo kita kelio pusė. Taip pat ir Levitas, pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kita kelio pusė. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui užkėlęs ant savo gyvulio nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną įsiėmęs 2 sidabrinius padavė užeigos šeimininkui ir tarė: slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atlyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam plėšikų rankas? Tas, kuris jo pasigailėjo. Ir tu taip daryk. Leiskite vaikučiams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Kas priglaudžia šį vaiką mano vardu, priglaudžia mane, o kas priima mane, priima tą, kuris mane siuntęs. Kas tarp jūsų mažiausias, tas yra didis. Kas čia vyksta? Kas čia darosi? Jėzus Nazarietis eina. Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk mane. Jis daro stebuklus, gal jis gali padėti? Įdomu, manai, jis ką nors gali padaryti. Ko nori, kad tau padaryčiau? Noriu vėl praregėti. Regėk. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Galiu matyti. Aš matau. Akis išgyjo. Aš matau. Nuostabu. Neįtikėtina. Šis vyras iš tikrųjų yra pranašas. Jėzus, iš Nazareto. Viešpatie, mokytojai, gelbėk mane. Praleisk. Štai jis, žiūrėk. Išgelbės mus viešpatie. Išgelbėk, garbė viešpatie. Viešpatie, parodyk mums tikrąjį kelią. Taip, aš jį matau. Aš irgi. Kodėl tas žmogus lipa į medį? Jis per žemas, kad matytų per minią. Greit lipk žemyn, Zachiejau. Šiandien turiu apsistoti tavo namuose. Mano namuose? Kas gali norėti pas jį viešėti? Ten tikrai nenorėčiau. Iš kur Zachiejus pažįsta Jėzų? Tuolis, jis tikras turtuolis. Pas jį. Nežinau. Duok grūmėlės. Kalobolių? Pjauk man dar. Nuostabu. Paduokite duonos. Ačiū, dėkui. Dar įpilti? Klausykit. Pusę savo turto atiduot vargšams. Ir jei ką nors nuskriaudžiu, aš grąžinsiu 4.
Tai bent, muitininkas grąžino pinigus. Neįtikėtina. Šiandien iš šios namus atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti pražuvusiųjų. Štai, mes einame į Jeruzalę ir ten įsipildys visa, kas pranašų parašyta apie žmogaus sūnų. Jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas. Tie nuplaks jį ir nužudys. Bet trečią dieną jis prisikels. Labas, Sara. Labas. Sveiki. Ei, šitoje vietoje kažko trūksta? Taip, dingo Saros asiliukas. Jis nedingo, aš jį kai kam paskolinau. Kamgi reikia tavo seno asiliuko? Mokytojau, liepk savo mokiniams nutilti. Sakau jums, jei šitie tylės, pakelės akmenys jums šaukti. Garbė ir ramybė. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kodėl Jėzus toks piktas? Jie pavertė šventyklą turgumi, o ne vieta, kur šlovinamas Dievas. Parašyta! Mano namai turi būti maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindinę. Jis kėsinasi mano gyvulius! Laikykit jį! Sustabdykite! Tai labai mažai. Ar negali duoti daugiau? Sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi aukoja iš savo didžiulio pertekliaus, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui. Mokytojo, mes žinome, kad tu teisingai kalbi ir mokai. Žinome, kad neatsižvelgi į asmenis, bet mokai Dievo kelio žiūrėdamas teisybės. Pasakyk, ar mes turim mokėti Romos imperatoriui mokesčius, ar ne? Atsargiai viešpatie, tai klasta. Parodyk man denarą. Denarą? Kieno čia atvaizdas ir įrašas? Ciesoriaus! Kas Ciesoriaus? Atiduokite Ciesoriui. O kas Dievo? Atiduokite Dievui. Ką dabar pasakysit? Žiūrėk, ten Petras. Ką jis ten daro? Panašu, kad perka maistą Velykų vakarienį.
Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kol jie įsipildys Dievo karalystėje. Būk palaimintas Viešpatie Dieve, visatos valdove, kuris išaugini vynuogių vaisių. Imkite ir dalykitės. Būk palaimintas Viešpatie Dieve, visatos valdove, kuris išaugini duoną iš dirvos. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Darykite tai mano atminimui. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Bet štai mano išdavėjo ranka yra kartu su manai ant stalo. Žmogaus sūnus tiesa turi mirti kaip Dievo nustatyta, tačiau vargas tam žmogui, kuris jį išduoda. To negali būti. To negali būti. Tai neįmanoma. Pasakyk, kuris išdavikas Viešpatie? Viešpatie, aš pasiruošęs kartu su tavimi eiti ir į kalėjimą, ir į mirtį. Sakau tau, Petrai, dar gaidžiui šiąnakt nepragydus, tu 3 kartus įsiginsi mane pažįstas. Taryba priėmė sprendimą. Jonatanai, kas atsitiko? Atrodo, kad to taip vadinamo karalius karalystėje atėjo galas. Ką tik gavau pranešimą iš tarybos. Vienas iš Jėzaus pasekėjų, Judas Iskarijotas, sutiko padėti jį suimti. Ir kaip jiems pavyko jį kalbėti? Nebuvo sunku. Tik už 30 sidabrinių. Jau šiąnakt. Jie ketino suimti Jėzų ir pasirūpinti, kad jis nepaspruktų. Ne. Prašau, ne. Judai. Ar pabučiavimu tai išduoti žmogaus sūnų? Viešpatie, gal smogti kalaviju? Nagi, suimkite jį. Liaukitės. Stebuklas. Ar aš koks plėšikas, kad išėjote prieš mane su kalavėjais ir vėzdais? Kai būdavau kasdien su jumis šventykloje, nebandėte mane suimti. Bet atėjo jūsų valanda. Tamsybių siautėjimas. Suimkite jį. Šį drabužį dėvėjo pats karalius. Pranaša, kas nutiks? Ar jūsų didenybė mus išgelbės, ar išgelbėsi mus? Ir šitas buvo su Jėzumi. Moteriškė, aš jo net nepažįstu. Mačiau juos kartu.
esi iš jų tarpo. Tik jau ne aš. Tikrai šis žmogus buvo su Jėzumi. Juk ir jis galilėjietis. Eik šalin. Nesuprantu, ką tu sakai. Natanai! Kas atsitiko, Benjaminai? Jėzui nelaimė! Greičiau, turime surasti kitus! Spėk, kas sudavė? Pranašauk. Kas tau dabar trenks? Liaukitės. Sakau, liaukitės. Nuveskite į tarybą. Drožk. Sakyk, ar tu Mesijas? Jei pasakysiu, vis tiek netikėsit. O jei paklausiu, man neatsakysite. Tačiau nuo šio meto Žmogaus Sūnus sėdės visagalio Dievo dešinėje. Tai tu esi Dievo Sūnus? Sakot, kad esu. Kas tu prieš taip kalbėti? Mes savo ausimis girdėjome, ką jisai sakė. Tai tikras piktžodžiavimas. Nuversime jį pas pilotą. Teisingai, atsikratykime. Jie veda Jėzų pas Poncijų pilotą. Poncijus pilotas, jis pats niekingiausias iš visų Romos valdytojų. Jis jau nužudė 1000 žmonių, prikaldamas juos prie medinių kryžių. Judinkis. Tai ko norite? Tokią ankstyvą valandą. Pagavome šį vyrą kiršinant mūsų tautą. Jis sukėlė sąmyšį šventyklos turguje. Kaip jį nubausi? Nubausk jį! Aš nerandu šiame žmoguje jokios kaltės. Mes nustatėme, kad jis sako, jog nereikia mokėti imperatorių mokesčių, bet to tvirtinasas Mesijas ir karalius. Karalius? Ar tu esi žydų karalius? Tu taip sakai. Jis pradėjo kurstyti tautą Galilėjoje, o dabar štai atėjo čia. Galilėjoje? Ar tas vyras galilėjietis? Tegu tuomet Erodas su juo aiškinasi. Juk jis dar Jeruzalėje, ar ne? Nuveskit jį pas Erodą. Kas sakaisi esas? Kas tie, kurios vadini savo mokiniais?
Sakoma, kad darai stebuklus. Padaryk vieną dėl manęs. Jūsų didenybė. Jis kiršina visą tautą. Vadina save karaliumi. Šitas karalius? Jūsų didenybė. Gerai, išvanokite. Grąžinkit jį pilotui. Tai jo valdos. Jis nepadarė nieko, kas būtų verta mirties. Nuplakdinsiu jį ir paleisiu. Per šias šventes tu privalai paleisti mums vieną kalinį. Paleisk mums Barabą. Taip, Barabą. O šitam mirtis. Taip. Taip, paleisk mums Barabą. Ant kryžiaus jį! Taip, ant kryžiaus jį! Tu, nuplakit jį. Jis nieko nepadarė! Atgal, pasitraukit, nešdinkitės. Šalin iš kelio. Atgal, judinkis, kai tau sako. Nenužudys, tiesa? Stokis! Stokis! Tu! Kuo tu vardu? Simonas Kirenietis, ponė. Stok štai čia. Atgal. Palikit jį. Pirmin, judinkis. Greičiau. Greičiau. Dabar tu, pirmin. Nagi. Atleisk jums, Dieve, nes jie nežino, ką daro. Kitus išgelbėdavo, dabar tegul pats įsigelbsti. Hei, įsigelbėk, jei esi Mesijas! Nuženk nuo kryžiaus! Parodyk mums vieną iš savo stebuklų.
Ką reiškia tas užrašas? Ten parašyta žydų karalius. Jei Jėzus yra karalius, kodėl jie taip daro? Nežinau. Jonatanai, tu manai, kad jis yra Mesijas? Kas čia darosi? Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Paruošiau kapą mokytojui. Norėčiau pasiimti jo kūną. Galit nuimti. Atleiskite, mes lydime savo viešpaties kūną. Aš jums padėsiu, tačiau paskubėkite, artinasi šabas. Negaliu patikėti, kad mes daugiau nebepamatysime Jėzaus. Palaukite. Nejaugi užmiršote, ką Jėzus nuolatos kartodavo? Ką? Aš prisimenu, Jėzus sakė, kad po 3 dienų jis vėl bus gyvas. Žiūrėkit, akmuo nuristas! Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Jo čia nėra, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis yra sakęs jums būdamas Galilėjoje. Žmogaus sūnus bus atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o 3. dieną prisikels. Klausykit, kai mes atėjome, akmuo jau buvo nuristas, o įėjusios vidun viešpaties kūno neberadome. Ką? Neberadote? Su viešpaties kūnas dingęs? Ir 2 vyrai, angelai, spindintys lyg saulė, tarė mums, kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Tai tiesa.
Ar gali būti tai tiesa? Patikėkit mumis. Mes matėm juos. Eikit ir patys pasižiūrėkit. Kapas tuščias, viešpaties ten nebėra. Petrai, tikėk mumis. Viešpats tikrai prisikėlė. Jis pasirodė Simonui. Mes jo nepažinome. Eidami keliu. Bet kai jis laužė duoną, pažinome. Prie Mauso. Keista, kad jis ten ėjo. Ramybė jums. Ko įsigandote? Kodėl jūsų širdise gimsta dvejonės? Pažvelkit į mano rankas ir kojas. Juk tai aš, palieskit mane ir įsitikinsite. Dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Ar netokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi įsipildyti visą, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Yra parašyta, Mesijas kentės ir 3 dieną prisikels iš numirusiųjų ir pradedant nuo Jeruzalės. Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmio atleidimą. Kai Kalebas pasakė, kad Jėzus yra Dievo sūnus, aš nepatikėjau. Bet paskui pamačiau nepaprastus stebuklus, kurias darė Jėzus, ir klausiau, kaip jis mokė apie Dievo meilę. Taip pat mačiau tuos žiaurumus, kuriuos jie padarė Jėzui. Mačiau, kaip jį mušė. Mačiau, kaip jį prikalė prie kryžiaus. Mačiau, kaip jis mirė. Mačiau, kaip nuėmė jo kūną ir palaidojo. Bet niekad nemaniau, kad dar sykį pamatysiu Jėzų. Tačiau įvyko nuostabus dalykas. Dievas ištesėjo savo pažadą. Jis pažadėjo, kad prikels Jėzų iš mirusiųjų. Jis mums pasakė, kad jei mes tikime, jog Jėzus yra Dievo sūnus, miręs dėl mūsų, mes gyvensime su juo dabar ir amžinai. Aš džiaugiuosi, nes visada to troškau. Kokia puikia istorija! Ir nuostabiausia, kad visa, ką jūs apie Jėzų matėte ir girdėjote, nutiko iš tikrųjų. Galbūt, kad ir tu, kaip Kalebas, Joelis, Natanas, Lėja, Benjaminas ir Sara, klausi to paties kaip ir jie. Kas yra Jėzus? Tu matei, kaip Benjaminas suprato, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Jis parodė mums, koks yra Dievas. Mirdamas ant kryžiaus, Jėzus prisiėmė mūsų bausmę. Ir taip, kaip jis draugavo su visokiais žmonėmis, Jėzus galėjo tapti ir Benjamino draugu. Kadangi Jėzus prisikėlė, Benjaminas suprato, kad jis galingesnis už mirtį. Jis taip pat žinojo, kad jis bus Jėzaus draugas, tai kartu su juo gyvens dabar ir per amžius. Tačiau pirmiausia, jam reikėjo paprašyti Jėzaus atleidimo už tai, kad netikėjo juo ir negyveno taip, kaip nori Dievas. Benjaminas nusprendė, kad jis nori draugauti su Jėzumi. O ką nusprendei tu? Jėzus yra gyvas ir šiandien. Ar norėtum paprašyti, kad jis tau atleistų ir taptų tavo draugu? Galbūt tu galvoji, aš nesuprantu, arba norėčiau prieš tai pasikalbėti su mama ir tėčiu, arba man dar reikia pagalvoti. O galbūt tu galėtum pasikalbėti su tais, kurie yra Jėzaus draugai, ir jų paklausinėti. Bet galbūt tavo atsakymas yra taip, ir tu nori pažinti Jėzų. Tu gali dabar paprašyti Jėzaus atleisti už visą, ką neteisingo esi pagalvojęs, pasakęs arba padaręs. Už tai, jog buvai atsukęs Dievui nugarą ir gyvenai savo gyvenimą. Biblija tai vadina nuodėme.
Jei nori amžinai būti Jėzaus draugu, gal norėtum pasakyti Dievui štai ką? Brangusis Dieve, tikiu, kad Jėzus yra tavo sūnus. Dėkoju tau, kad Jėzus mirė ant kryžiaus už visą, ką aš neteisingo mąsčiau, sakiau ir dariau. Prašau, atleisk man mano nuodėmes, juk nusigręžiau nuo tavęs ir gyvenau savo. Aš noriu būti Jėzaus draugas. Padėk man būti tokiu, kokį tu nori mane matyti. Dėkoju tau, kad visada galiu kalbėti su tavimi. Dėkoju, kad man atsakai. Nuostabu tai, jog tu gali pasitikėti Dievu, kuris išpildė savo pažadą mylėti tave, atleisti tau ir būti su tavimi per amžius. Būtų gerai, jei apie tai kam nors papasakotum. Savo mamai ar tėčiui arba draugui. Kuomet tu nusprendi pažinti Jėzų, prasideda didžiulis ir naujas nuotykis ir svarbiausia draugystė tavo gyvenime. Paminėsiu kelis dalykus, kurie tau padės. Supras, kad Dievas sako savo knygoje Biblijoje ir pasistenk ją skaityti. Taip tu geriau pažinsi Jėzų ir išmoksi gyventi taip, kaip to nori Dievas. Kalbėkis su Dievu. Tu gali kalbėti su Dievu apie viską, taip pat visada ir visur. Ir jis tavęs klausosi. Jėzus tai vadino malda. Būk su tais, kurie draugauja su Jėzumi. Gyventi su Dievu ne visada lengva, todėl kiti Jėzaus draugai padės ir padrąsins tave. Tu pamatysi, kaip gera pasakoti savo draugams, ką tau reiškia Jėzus. Buvo smagu tau pasakoti tikrą istoriją apie Jėzų. Ir nepamiršk, kad ir kur beeitum, ką bedarytum, jei Jėzus yra tavo draugas, Dievas visada bus su tavimi.